Vaikams lankantiems ugdymo įstaigą sirgti viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis yra normalu iki 10-12 kartų per metus. Tai reiškia, kad darželį lankantis mažylis gali sloguoti kiekvieną mėnesį. Nors dažnos infekcijos vargina ir vaiką, ir jo tėvus, tačiau taip formuojasi įgytas imunitetas ir tai yra normalu. Dauguma viršutinių kvėpavimo takų infekcijų vaikams yra virusinės kilmės, jos nereikalauja gydymo antibiotikais ir didžiąją dalį šių infekcijų galima išgydyti tiesiog namuose. Tad ką daryti, jeigu jūsų tik ką pasveikęs vaikas lyg vėl pradeda sloguoti? Deja, bet slogos kaip proceso sustabdyti neįmanoma, nes su gleivėmis ir nosies sekretu yra pašalinamas ligos sukėlėjas ir tai yra normalus sveikimo procesas. Tačiau jūs galite padėti vaikui neįsisirgti taip sunkiai, jeigu atsižvelgsite į jo organizmo siunčiamus ženklus. Neveskite į darželį ar į mokyklą vaiko, kuris blogai jaučiasi, nepaisant to, kad jis dar aktyviai nekarščiuoja. Diena darželėje mažam vaikui gali prilygti ilgai ir sunkiai darbo dienai. Ir kartais viena diena pertraukos namuose, mylinčių tėvų glėbyje, gali padėti stipriau neįsisirgti. Taip pat svarbu paminėti, kad sausa ir išdžiūvusi nosies gleivinė negali atlikti savo funkcijos ir sustabdyti viruso patekimo į organizmą pro viršutinius kvėpavimo takus. Todėl gausus skysčių vartojimas, patalpų drėkinimas ir nosies plovimas čia tikrai gali padėti. Ir nepamirškite, jokio stebuklingo vaisto ar maisto papildo nėra. Vaikai serga, nes taip formuojasi jų imunitetas. Jeigu norite, kad vaikai būtų kiek įmanoma sveikesni, nepamirškite esminių dalykų. Tai yra subalansuotos mitybos, gero poilsio režimo ir kuo daugiau buvimo gryname ore.